Sveiki visi. Sveiki. Šiandieną mes filmuosime mano penktą dalį hardcore, ne hardcore, tiesiog hard mode survival. Ja. Mes bandysim daryti trumpesnius videos, nes matos, kad jie yra per ilgi. Tai čia bus daugiau pauzių ir editų ir taip toliau. Ir aš neturiu jokių daiktų, nes juk prieš filmuojant aš sudegiau lavoj tos geležies fermai. Tai aš viską praradau, tai va. Ir Ja. Siaubinga. Man jo. Aš žinau vėl mirti, kad galėčiau viską pasigydyti. Tai koksai šiandien mūsų tikslas? Emeta ir Matėjau. Ir kodėl aš čia vis dar esu? nežinau, paprastas. Ir ko iš čia vilžeris? Špioniro golobijo. Medis visų pirma, aš norėčiau padaryti dar kažkokią fermą. Ok, tai padaryti kažkokias fermas. Jo, bet Gerai. nežinau kokią. Jo, aš jau nežinau. Visai verta upgraidinti žemėlapį tos, kartografą, upgraidinti villagerį, nors brangiai eina, bet su juo mes galim gauti žemėlapį iki kokio village arba mansion villagerį. Ai, jo, menšina. Tai toksai gali būti mūsų tikslas. Geriau. Joms reikia tada jį upgraidinti. Tikslas tada yra upgraidinti jį. Ja. Ir Lukai, aš tau nupirkau ateik į mūsų villager house'ą. Bra, Aš tau gerai. nupirkau iš vieno villagerio geležinį kirtiklį su nesugrįžamumas 3 ir efektyvumas 3. Gerai, to atvarai. Kai baigsiu, vėl įjung pauzę. Va. Aš dabar visus mūsų emeraldus pabandysiu išleisti ant kartografo naujoko. Jo, ir dar kur mano tas kirvis? Alio, aš žudysiu tos villagerius, kurie neturi darbo. Gal nesigalim golimas nužudys. Neapsimoka visus emeraldus, tai paliksiu čia ir eisiu mums gauti lapų. Gerai. Mes turim beveik kiek sugarkėjimų. Jop, taip ir žinojau. Gali atspaminti golemą. Nu jo, jie gali, jeigu jie yra sužeisti. Nuo zombio, pavyzdžiui. Tai kur mano tas kirvis? Padėkit, jis neprisektas. Tai tas geležinis kirtiklis? Jo. O. Čia tiesiog mainams. Žinai, Ok, ačiū. Jo. Geras? Jo, tikrai geras. Aš gal... Šiaip verta. Emeraldų už tokį gerą, manau, verta. Jo, tikrai gerą. Na, aš pratęsiu, nes kažkaip nenoriu užbaigti savo namus, visiškai užmiršau apie juos, tai aš pratęsiu, kai aš jau būsiu baigęs. Nu, aš dabar turiu 2 stekus popierius ir pasistengsiu leveluoti informaciją. Bet ties vis miršta nuo to geležies golimo. Gerai, grįšim. Atsiranda. Emertis man davė dovaną pasilikti šitą. Geriausia dovana, bet aš dar pasiliksiu. Aš noriu jį netyčia kaip sugriauti. Ir levelapinu kartografą. Nice. O dabar turėtų levelapinau, turiu dar čiut. Gau už levelapą, 4 emeraldai šiaip man 2 užtreidą, bet... Štai levelapinau, jis dabar turėtų pradėti selinti žemėlapius pagal mano atmintį. Reikia jį surasti, būtų gerai jam neim tag uždėt, kad nepamiršiu. Nes čia sunku levelapinti. Kodėl visi pradėjo man pardavinėti taip brangiai? Nes juk tu jeigu sumuši vieną, tada efektyvuoja visus kitus. Už 5 kompasus, tiesiog 5 kompasus, tu gali nupirkti Savanos kaimo žemėlapį arba Taigos kaimo žemėlapį. Nice. Bet mes turim geležies fermą, tai gerai. Ką?
Kaip kompasus palakrapsint, reikia pažiūrėti. Vienas rupšūnas ir 4 geležies. Na gerai, aš grįšiu. Pastatysiu savo namus. Gerai, dabar aš pasimsiu čitrę staunų ir geležies iš fermos. Ir galėsiu iš tikrųjų jau pasimti abu kaimo žemėlapius. Jei. Tikiuosi, tie kaimai bus apsimokantis. Jo, Man tai didelė. Man reikia 10 redstone ir 40 geležies. Na gerai, tai grįšiu. Dabar jau turiu. Pasiėmiau ką tik 40 geležies ir dabar nuplauksiu iki villager ir nupirksiu abiejų kaimo žemėlapį. Ir tikiuosi, kad ten bus geras gautas. Tai bėgai, tu pasižiūrėjai į Endermaną ir va, tave seka paskui. Aš vandenyje su žmogum. Vis tiek jis gali teleportuotis pas tave. Ne, Lukai jis į Ai, ne. vandenį negali. Ne, jis turi savo limitą range. A, ne. Ir plus jis į vandenį negali. Manau, Ne. grįšim, kaip pagaliau pradėsim keliauti į kaimą. Jo. Lukai, ir tu jim žemėlapį. Pradedam nuo ko, taigos ar savanos? Kur? Duok. Bra, tu skandi. Duok Tu nori žemėlapį. nuo taigos ar savanos? Kokį nori? Bet kokį. Tiesiog belė kokį duok. Tiesiog. Man labiau patinka savana žodis. Okay. Bra. Matėjau, leis man, vairuoti. Ai, bra. Gal vėl išlip. Galiu normaliai, Lukai. Gerai, mes grįšim. Varom. Alio, Lukai, Ką? tai tu turi žemėlapį. Ai, nu jo. Na gerai. Va. Dabar mes pabandysime išsiaiškinti, į kokią kryptį mums Pusę reikia varyti. plūkti. Jo. Ir manau, sugrįšime, kai prasime. Jo, arba kažkur arti jau matysim progresą žemėlapį. O, mes radom šitą vietelę. Mid. Very mid. Šiaip blogai. Jo. Gal negi ne mid, o šūdas. Na gerai, varom. Ne, taigi čia keli yra čiasai. Ai. Ok. Gal kažkaip nuo antrą nuspedranį. Ką? Aš pamačiau, ką aš gavau kvėpavimą. Nice. Na gerai, Matėjau, ateik. Mane traidino leidžia. Alio, bėgam. Bra, čia mano. Gerai. Tačiau, Matėjau, kur tu? Matėjau. Gerai, varom. Šiemet paėminau. Ir mes sugrįšime, manau, kaip ištrūksim iš čia. Ne. O. Ties mirė. Au. Jep. Aš bandysiu kolektinti jo lūtą. Tai grįšim. Ne, Lukai, nu. Va. Tu mirsi. Bet jam jau reikia crafting table ir du. Bet tai būk mano skydas. Ne. Man 2 širdutės, kodėl ne? Žmogau, aktualyvinsiu serveriu. Ir Man reikia aš turiu arbaletą. turiu harpūną. Ko jie visada taiks į mane? Žmogau, kiek jų čia yra? Rimtai. Jo, tikrai, jie dabar arčiau manęs. Bet aš esu su arbaletu. Nereikėjo čia varyti. Kur jūs esat? Kur tu mirei. Oi, aš tokslau, aš man to. Čia aš pasigydžiau. Aš tikiuosi, jūs neklaiminat mano lūto. Čia atklaiminu. Ir jeigu ką. Alio, bet aš čia turiu likt. Tai yra geras šviesas, manau, nes jis paslėptas. Nu, nevaryk. Pamiršk. Alio, kokios jūsų koordinatės?
Buvau, iš kur jūsų tai buvau? Na, mes grįšim, kai viską susitvarkysim čia. Nu, Matijas Gerai. Lyvino, aš tuoj mirsiu. Tai šis video yra tragedija tiesiog. Alio, kur tu, Lukai? Čia O kažkur daiktai? kolektinu dabar. Ai, tai Luka, ai, kolektinai meškerę. Ne, nes aš miriau. Nereikia. Taip, miriau, o tu aklas nematai čia to. Nu, mane rodo, kad aš buvau įsijungęs. Ai, beje, aš miriau. Ai, Nu, Lukai, aš kolekciju. ai, Oi! jo, sakiau. Gal kvaitinam šitą serverį? Arba testuotiems daiktams? Alio, Sak, o gal sukuriam serverį, kur mes darysim dalykus, pavyzdžiui, rodysim. gerai. Tai ne, šit servis jau į pabaigą. Čia jau į tragediją, nes mes nelabai ką mokam žaisti. Minecraft'o. Nes geriausi profai. Tai čia jau paskutinis mūsų serialas. Ta, Šito. Tai susimatysim kitą kartą. Viso.